Taigi Evangelija pagal Matą. Pirmas skyrius, nuo 1 skaitysime šiandieną iki 18 eilutės. Jėzus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Daugelį žmonių labai išgąsdina ta kilmės knyga. Ir atrodo, kam čia reikalingi tie vardai, kam čia reikalinga ta knyga. Ir kaip ir aš vakar atkreipiau dėmesį, kad Matas atskleidžia Jėzų Kristų kaip karalių. Jisai jį atskleidžia, nori skleisti žydams kaip karalių, ir pačioje pirmoje eilutėje sako Dovydo sūnaus. Ir Dovydas tai buvo Izraelio karalius, vienas iš mylimiausių karalių, ir Dovydui buvo pažadėta, kad iš jo giminės kils labai didis karalius, Mesijas. Ir štai todėl Matas ir paminė, kad kilmės knygoje, kad Jėzus Kristus yra būtent Dovydo sūnus. Taip, Jėzus yra Dievo sūnus, bet žmogiška prasme jisai buvo Dovydo sūnus. Ir Matas pristato Jėzų Kristų kaip karalių, kaip tą lyderį, kurio laukia Izraelio tauta, jo laukia, kad jis išvaduotų, ir jis turėjo kilti iš Dovydo giminės. Taigi, Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Ir apskritai žydams yra labai svarbus giminės medis, kilmės knygos. Mūsų kultūroje gal tai nėra svarbu, bet iš tikrųjų, kas domisi, yra labai įdomu sužinoti, kasgi buvo mūsų tie protėviai, ką jie veikia, ir kartais galbūt galima rasti labai įdomių dalykų. O pastebėsime šitoj kilmės knygoj Jėzaus giminės medyje žmonės nėra tobuli žmonės. Pavyzdžiui, Jokūbas, ar ne, jisai visą savo gyvenimą buvo toks apgavikas, sukčius, bet vis tiek Dievas jį išsirinko, Dievas jį laimino, ir būtent iš jo irgi giminės linijos gims Kristui. Trečia eilutė. Judui gimė Faras ir Zara ir iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Štai bus labai puikiai skaitimo valandėlė, palaužysim liežuvį, tokie vardai nematyti. Galbūt jums gimė kūdikis ir ieškote vardo, galbūt rasite kokį nors įdomų vardą savo kūdikiui iš šito sąrašo. Ką norėčiau atkreipti trečioje eilutėje? Dažniausiai genealogijoje yra minimi tik vyrai. O mes pamatysime Jėzaus genealogiją, kurioje aprašo Matas, yra paminėtos net 4 moteris. Tai yra labai neįprasta. Ir tos moteris yra irgi labai įdomios reputacijos. Pavyzdžiui, čia paminėta pirma moteris Tamara. Tamara, ji pagimdė vaikus savo uošviui. Ir pagal tais laikais turėti vaikų su savo giminaičiais tai buvo negalimas dalykas. Taigi Tamara irgi nėra moteris tobulos reputacijos. 4 eilutė. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Nasonas, Nasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boazas iš Rahabos, Boazui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jesė. Jau vėl matome 5 eilutėje dar 2 moteris, Rahaba. Rahaba buvo prostitutė. Kaip čia Jėzaus proprosenelė prostitutė. Jinai buvo prostitutė gyvenusi Jericho mieste, ir kai Izraelio kariuomenė įžengė užkariauti Jericho miesto, jinai suprato, kad tikrasis Dievas yra tas Dievas, kurio tik Izraelis. Ir jinai patikėjo tuo Dievu ir nusprendė padėti izraelitams, ir tokiu būdu ji buvo išgelbėta nuo jos visa šeima nuo sunaikinimo,
Ir štai jinai priima Dievą, nors jos praeitis buvo nekokia. Ir ne vien tik ji buvo išgelbėta, bet ji tapo Jėzaus promočiute. Boazui gimė Jobedas iš Rūtos. Štai Rūta paminėta. Rūtos istorija yra labai graži. Jeigu norite ją paskaityti, Senajame testamente yra Rūtos knyga. Tai yra tarsi kaip graži meilės istorijos pasaka Biblijoje. Bet Rūta taip pat pagal žydų kultūrą, jinai nebuvo žydė, jinai buvo moabitė, o visa Moabo, kaip pasakyti, gentis, jinai netgi buvo prakeikta ir žydams jie buvo pagonys ir jie pagal viską neturėtų su jais tuoktis ir panašiai. Bet štai Rūta, jinai susituokė su žydų tautybės vyru, jos vyras miršta ir ji iškeliauja į Izraelį kartu su savo anyta ir jinai palieka savo namus, palieka savo šalį ir pasirenka anytos tikėjimą, anytos dievą. Ir jinai atkeliauja į Izraelį, našlė, tais laikais būti našle buvo labai baisus dalykas, nes nebuvo sodros, niekas nemokėjo našlėms išmokų, tuo metu moteris dažniausiai neturėdavo darbo ir jos dažniausiai buvo pasmerktos skurdai. Bet Rūta pasirenka vis tiek keliauti su savo anyta Naome, jos iškeliauja į Izraelį. Ir štai berinkdamas laukuose, ji berinkdama varpas laukuose, ją pastebi Boazas, jisai buvo turtingas vyras, jisai pastebi, ją įsimylė ir štai jie susituokė. Ir Rūta tampa tokiu būdu Jėzaus irgi promočiute. Ji pagimdo Jobedui, iš Jobedo gimė Jesė. Jesė tai yra karaliaus Dovydo tėtis. Skaitom 6 eilutę. Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos. Karalius Dovydas yra vienas iš mano mėgstamiausių herojų Biblijoje, nors jis irgi buvo labai netobulas žmogus. Jisai svetimavo su Betšeba, kuri jau turėjo vyrą ir Dovydas dėl tos neištikimybės, kad niekas nesužinotų, jisai norėjo viską tam slėpti ir jisai netiesiogiai, bet tiesiog įsakė, Ūrija buvo karininkas, Dovydas įsakė savo vadams mūšyje pastatyti Ūriją būtent pačioje pirmoje linijoje, žinodamas, kad jis tikrai žus. Ir tokiu būdu jisai nužudė Betšebos vyrą Ūriją. Ir čia tik tai mano asmeninė nuomonė, bet man yra nuostabu, kad Dievas sako, kad Dovydui gimė Saliamonas. Ir jis sako, iš Ūrijos žmonos. Vis tiek Dievas paminė, kad Ūrija, ta Ūrija, kuris buvo nužudytas, karaliaus Dovydo, jis buvo nužudytas visai nekaltai. Ir mano tokia asmeninė nuomonė, kad Dievas tiesiog paminė jo vardą, kaip pagerbdamas jį, kad jis irgi kažkur dalyvauja šitoj gražioj istorijai. Ir paminėtas jo vardas. Ir vėlgi, Betšeba, vėl Jėzaus promočiutė ir jinai paleistuvavo su Dovydu, buvo neištikima. Aišku, klausimas, kiek jinai ten turėjo teisės pasakyti ne karaliui, kai jis ją pakvietė į savo rūmus, norėdamas su ją permiegoti. Bet vėlgi matom šitoj visoj linijai labai netobulus žmonės. Ir norėčiau tiesiog pasakyti, kad nesvarbu, kokia yra tavo praeitis, kas atsitiko tavo gyvenime, kokie įvykiai įvyko, ar kas tu buvai, Dievui tai yra visiškai nesvarbu. Dievas nori
ir kviečia tave ateiti į jo šeimą, į jo karališką šeimą, visiškai nepriklausomai nuo to, kas buvo tavo praeityje. Ir jis nori, kad tu taptum jo karališkos šeimos dalimi, jis nori tave įsūnyti per Jėzų Kristų, kuris tikrai neatsižvelgia į asmenis. Ir mes matom netgi iš tos genealogijos, kaip jisai parodo, kad Dievui visiškai nesvarbu, kas yra tavo giminaičiai. Galbūt tu pažiūri į savo giminę, į savo giminės medį ir galvoji, o vaikyti, ko tik čia nebuvo, kokie mes esame netobuli. Mums čia jokios vilties nėra. Pasižiūrėkite į Jėzaus Kristus giminės medį ir nusiraminsite ir tikrai tikiuosi jūs tai padrasins. Skaitome toliau, 7 eilutė. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa. Asai gimė Jozapatas, Jozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijai gimė Joatamas, Joatamui gimė Ahazas, Ahazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijai gimė Jechonijas ir jo brolis ištrėmimo į Babiloniją laikais. Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salataelis, Salataeliui gimė Zorobabelis. Kiek nuostabių vardų ir idėjų jūsų vaikų vardams. Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Ozaras. Ozarui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eliezaras, Eliezarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso 14 kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją 14 kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus 14 kartų. Taigi iš čia ir užbaigsime. Nebuvo taip baisu ir nebuvo taip skausminga, ar ne? Ir daug dalykų galima susižinoti iš Jėzaus genealogijos. Ir koks mano padrasinimas šiandieną, kaip ir sakiau, nesvarbu, kas įvyko, ateik pas Jėzų, jis yra karalių karalius. Ir Mato Evangelijoje dėmesys skiriamas Juozapui. Apie Juozapą apskritai Biblijoje yra labai nedaug parašyta, apie Mariją yra daugiau. Ir Mato Evangelijoje visi žibintai, kaip pat scenoje, šviečia į Juozapą. Luko Evangelijoje daugiau atkreipiamas dėmesys į Mariją. O čia atkreipiama į iš Juozapo pusės giminės liniją. Nes karaliaus titulas yra paveldimas per tėvą. Ir Jėzus Kristus, kaip legalus Izraelio karalius, jis yra Dovydo karaliaus palikuonis būtent per Juozapo liniją. Ir dėl to Matas, kaip sakam, jis nori parodyti žydams, kad Jėzus yra tas Mesijas, kurio mes taip ilgai laukime, kurio Dievas pažadėjo. Štai jis yra karaliaus Dovydo palikuonis, legalus Izraelio karalius. Ir jisai atėjo, aišku, Matas vaizduoja Jėzų kaip atmestą karalių, kaip karalių, kurio Izraelio tauta nepriėmė, atmetė. Ir taip pat mes vėliau skaitysime Mato Evangelijoje, kad Matas labai akcentuoja Jėzaus karalystę, kad Jėzaus karalystė nėra iš šios žemės, ar ne? Ir kad jis sugrįž, kad Jėzus karalių karalius vieną dieną sugrįž. Ir ne vienoje Evangelijoje nėra tiek daug rašoma apie pasaulio pabaigą. Ir Matas atkreipė dėmesį, kad šitas karalių karalius, kuris buvo atmestas, kuris buvo nukankintas, nužudytas, kad jis sugrįž ir jis valdys vieną dieną. Ir aišku, mes apie tai skaitysime toliau. Taigi, brangiosios moterys, būkite palaimintos.